Šiandien turiu susitikimą už 2 valandų Vilniuje ir tam, kad išvengti Kauno ir Vilniaus kamščių, važiuosiu su traukiniu. Kelionė dviračiu yra labai patogi, net ir važiuojant į Vilnių. Situacija yra tokia, kad važiuojant vienam žmogui bilietas kainuoja tiek. Bet jeigu važiuoji su draugu dviračiu, bilietas kainuoja tiek. Kauno savivaldybė meta iššūkį Lietuvos geležinkeliam. Jeigu jūs padarysite, kad bilietas važiuojant į Vilnių ir iš Vilniaus į Kauną nekainuos papildomai, jeigu važiuoji dviračiu, mes jums šalia geležinkelio stoties įrengsime dviračių laikymo erdvę. Tai ar jūs priimat iššūkį dirbti kartu tam, kad dviratininkystė Lietuvoje, Kaune ir visur kitur populiarėtų?